Dabar parodysiu savo trasą. Kelis sykis pabandžiau. Yra techniškų vietų, kur reikia veržti dviratį, kur reikia gulti ant dviračio, kad iš šakos į sprandą negautum. Greičio mažai, ypatingai ant gravelio, bet techniška trasa. Čia ruožas va yra dabar grinai startui pasileidus, tai graveliam čia plius, ok. Pasileisti priekį ir užsidominuoti gerą vietą į single tracką, nes single trackas truks apie 600-700 metrų. Tada jau važinėsim dabar už 30 metrų. Po kairė yra šiukšliadėžė, tai čia yra punktyras, kad jums reikia sukti į dešinę. Va šitaip. Įvažiuojam čia. Tada važiuojam iki palapinės, kurią matot priekį. Už palapinės ir už šito dešinio medžio, kuris dabar bus priekį. Prieš. Sukat į dešinę. Taip, čia biški yra šaknų. Reikia biški paspaust dviratį, bet visumoje nuo gravelio turėtų neatsipurtyti, o tiesiog stipriau spaust dviratį. Jo, čia daugiau mažiau yra sukilimas. Mažai čia kur apsilenksi, čia į kairę, čia verčia dviratį, arba gaunat iš šakos arba į medį. Važiuojam čia. Čia vėlgi, kaip ir minėjau, mažai kur apsilenkti. Čia gal daugiau MTB dominuotų, bet ten tiesioji apie 500 metrų. Realiai čia irgi vėl skaudžiai gali būti, jeigu nedarysit tam tikrų judesių. O priekyje vėl gravelis gali dominuoti. Čia Proskinoje vėl važiuojam čia. Čia praleidau posūkį. Čia turėjom važiuoti. Tai va. Čia išvažiuosime į platesnę dalį. Čia į dešinę. Čia slidu. Kaip ir geras dalykas. Įsivertinsit patys. Truputį šaknų, truputį sukilimo, kad nebūtų per lengva. Tai čia tik pirma opcija, ką aš sugalvojau. Dar galvoju apie tai, kad reiktų joker ratą padaryti. Tada gravelis galėtų, jeigu čia jam sunku, galėtų su jokerio ratu pasidaryti pranašumą. Tai galėtumėm sujungti, prasibrėžiau, pridėti Kristijono Riaubos ratą. Aš jį jums dabar parodysiu. Startas taip pat prasideda iš čia. Tai startas būtų nuo Astrados, čia sportuojat, važiuojat irgi taip pat iki šiukšliadėžės, bet nesukat į dešinę truputį toliau. To aš jums parodysiu viską. Įsivertinsim tą 2 km joker ratą. Tada kaip ir, manau, visai būtų galimybė tiek šitą sujungti. Čia į dešinę. Čia daugiau mažiau visur platu. Čia realiai visur galimybės yra apsilenkti šitam joker rate. Jeigu kažkas įsipurtė ir ištirpo važiuojant techniškose dalyse, tai jūs turėsit apgalvoti viską strategiškai, kad įgautumėt pranašumą, jeigu ten praradot daug sekundžių ir pralošėt kitiems savo konkurentam. Ypatingai jeigu kapositės prieš MTBistus ir važiuosit į tam tikras single track sekcijas jie pirmi, tada jums bus sunku atsikovoti. Tai čia į dešinę, čia gal biški slidu, tai reiktų irgi įsivertinti. Čia biški pliurzdės yra, gali būti čiučiut žmonių.
Bet jeigu tik džiaukia ratas vienas turėtų būti, tai manau, kad čia dar yra pakenčiama. Kaip matot, visur yra platu. Biški šaknų. Biški reikėtų dviratį paspausti kalnus važiuojant, kad nuo balno nešokinėtumėt. Šiaip iš po vakar lietaus galiu pasakyti ganėtinai sausa. Tai jeigu sekančiai savaitį važiuotumėm, tai turėtų gerai dar ir pražiūti. O čia kaip irgi yra biški pliurzų, bet jos nebaisios, neklampios, tiesiog pravažiuojamos. Ir vėlgi, čia važiuojate kalną, čia visą laiką yra sikilimas apie 2%, truputį per kojas daužo, bet greitas važiavimas gaunasi. Čia paspaudus galit 30 pakainiai važiuoti ir jeigu nedaugiau. Čia važiuojat. Vaikų priekį barys. Nežinau, ką jie daro, bet whatever. Tai žodžiu, tiesiai važiuojat, vis dar tiesiai. Čia kaip ir miško proskina gaunasi. Čia biški gal takiukas net yra pravažiuojamas, jau pravažiuotas. Tai gerą liniją pasigavus ir atsisėdus ant rato, džokerio ratos turėtų nebūti baisus. Tiesiog reikės pratingai tai padaryti. Tai nežinau, šitą dalį turėtume važiuoti čia, o ne į dviračių taką. Tada čia. Ir iš eigos išvažinėjat, kad nebūtų staigus į dviračio tako išlindimas. Ir čia jau pagal jūs, kaip jūs savo džokerio ratą užbaigsit. Ir važiuojam. Čia dešiniau, reikės sukti dešinę ir sprintas bus grinai va čia pasisukus ir susprintuosit ten, kur matot mergina bėga. Norėsiu padaryti, kad būtų vidury. Vidury sprintas kažkur ties ta atkarpa ir galėtumėt pasidaryti normalius tarpus. Neįlėksite čia galvą iš posūkio ir rėžtis į ką nors, įsivertinsit. Tai vat. Manau, kad šita idėja būtų pati geriausia, bet net metu ir kitų idėjų. Kol kas galvoju, šitą optimaliausią vietą būtų ir sekančiam kartui kažką galėtume padaryti kitko. Šiaip, jeigu nepritarėt, duokit žinot.